Dar viena nauja savaitė ir naujų mėnesių sveikinuosi su jumis. Ir šiandienos tema bus, kaip pasiekti savo tikslus per paskutinius 2 mėnesius. Ir žinau, kad daugelis, kadangi dirbu su žmonėmis jau tikrai ilgas laiko tarpas ir siekiam tikslų kartu įvairiuose srityse, tiek sveikoje gyvensenoje, tiek versle. Ir labai dažnai, aišku, žmonės pradeda viską nurašinėti, kad pradėsiu nuo sausio 1, kad sausio 1 aš pradėsiu eiti į sporto salę, kad sausio 1 aš pradėsiu siekti to ar to tikslo. Bet galiu pasakyti, jeigu mes dabar jau pradam nukelinėti, mes iš tikrųjų to niekada ir nepradėsim. Mes surasim sausio mėnesį vėl kitą priežastį, kodėl to nedaryti, kodėl nukelti vasariui, kovui, balandžiui ir panašiai. Tai pagalvokit labai gerai apie šituos metus. Šių metų pradžioje, tuos tikslus, kuriuos savo surašėte, kuriuos jūs norėjote gyveninti, tai pagalvokite visų pirma, kokie jie buvo ir ar jūs juos pradėjote gyveninti. Jeigu jūs jų nepradėjote gyveninti, paklauskite savęs, kodėl. Pamastykit, ar jūs iš vis apie tos tikslus pagalvojat, ar tiesiog jie buvo kažkur užrašyti ir įdėti į stalčių, ar jūs galvojate apie juos, bet jūs vis nerausite tinkamo laiko. Ir be abejo, suprantu, gal pas kažkuriuos asmenės šie metai buvo labai pilni netikėtumų ir tikrai dalykai gali išmušti mus iš vėžių ir tikrai bus ne mūsų, kaip pasakyti, ne tam tikras laikas siekti tų tikslų, tai yra suprantama, kad kiekvienas esam skirtingame gyvenimo etape. Tačiau, jeigu jūs šiuo momentu pradedat galvoti, kad sausis, vasaris, tada aš pradėsiu siekti tikslų, tai galiu pasakyti, kad vėlgi atsiras kažkas, kas mums pakliudys. Tai ką yra geriausia padaryti, pagalvoti, liko 2 mėnesiai. Taip, tai galbūt nėra labai ilgas laiko tarpas, bet per 2 mėnesius galima pakeisti labai daug dalykų. Per 2 mėnesius galima atsikratyti papildomą svorio, galima transformuoti savo sveikatą, galima užsidirbti daugiau pinigų, galima pradėti naują veiklą, galima išmokti naują įgūdį. Per 8 savaitės dar yra labai daug laiko padaryti kažką, ko nepadarėme. Įgyvendinti tą projektą, kuriam vis neturėjai laiko, pasiekti tą tikslą versle, kuriam vis netrasdavai laiko, ar tiesiog vis kažkas pakišdavo koją, ar tiesiog pasiekti kažkokį tikslą sveikoje gyvensenai. Ir pasakysiu taip atvirai. Per šios metus buvau savo įsikėlus tikslą, kad irgi noriu pasiekti tikslus sveikoje gyvensenai ir panašiai. Ir tikrai galiu pasakyti to, taip nuoširdžiai galbūt nedariau. Bet jau 2 savaitę, kaip pasakiau savo, ta prasme, kad laikysiuosi plano, kad valgysiu normuotai, valgysiu dažniau pamažiau, žodžiu, gersiu daugiau vandens, atsisakysiu alkoholio, naudosiu, žodžiu, skaidlos, žodžiu, naudosiu viską, ką tu rekomenduoji visiems pati tiesiog. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, 2 savaitės, kai aš tai darau ir pati jaučiu, kad ir svoris šiek tiek krenta, ir pati jaučiuosi lengvesnė, ir daugiau energijos turiu, ryte atsikeliu netokia pavargusi, žodžiu, visai kitokia savijauta. Ir dabar aš nenoriu sustoti, aš tai noriu daryti iki pat metų galo. Ir aš kaip pagalvoju, kaip aš atrodysiu tada iki metų galo, kada aš būsiu dar daugiau numetusi papildomą svorio ir aš sugrįšiu ten, kur aš norėjau sugrįžti. Ne? Tai dabar turiu tą tokį tikslą, tokią viziją, būtent tai pasiekti iki šių metų galo, kad aš pradėčiau naujus metus jau su tuo tikslu pasiektu. Ir aš žinau, kad per 2 mėnesius aš tai galiu padaryti, nes tai nėra kažkas labai jau drastiško, tai yra keletas kilogramų, šiek tiek, kaip sakant, figūros pakeitimas ir panašiai, ką aš galiu padaryti laikantis šitos sveikos mitybos, ką aš dabar darau, ar ne? Ir aišku, šiek tiek aktyviau leidžiant laiką. Tai tą noriu jums, mėly, ir pasakyti. Tas pats yra ir versle. Galiu pasakyti, paskutinę savaitę pradėjau mokytis naujo įgūdžio savo veikloje, dirbti naujoje platformoje, kas man tikrai nėra komforto zona, man tai yra nežinoma, aš nelabai daug žinau apie tai ir pradėjau tai daryti jau 2 savaitę ir kai pradėjau matyti rezultatus, kad atsirado žmonių susidomėjus ir klientus atsirado, tai supranti, kad wow, iš tikrųjų tu viską sugebi, jeigu tu pradėsi daryti ir tu nenukelinėsi, o pradėsi daryti, turės rezultatą. Ir aš žinau, kad jeigu aš darysiu tiek versle, tiek sveikoje gyvensenui tuos dalykus, aš žinau, kad metų gale aš turėsiu labai gerą rezultatą tiek ir savo versle, tiek ir savo išvaizdoje. Tai vietoj to, kad laukti sausio 1, ne? Tai labai gerai pamastykite, ką jūs galite padaryti per šios 2 mėnesius, kam jūs nukelinėjote arba nepradėjote, arba tiesiog, kaip man, pavyzdžiui, su sveika gyvensena, vis atsiranda kas iš mūsų išvežių, tai išvažiuoji ten, ir, žodžiu, vėl turi grįžti tą ritmą. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kodėl taip vyksta, todėl, kad tu iš tikrųjų nesi priėmęs sprendimą. Ir aš pati tai žinau, aš tikrai nebuvau priėmus tokio stipraus sprendimo, kokį aš priėmiau prieš 2 savaitės. Ir aš tikrai žinau, kad aš to laikysiuosi, nes tai yra visai kitaip negu buvo visus metus, ta prasme, šiuos. Ir aš dėl to tai darau 2 savaitės ir man tikrai pavyksta laikytis to plano labai gerai. Ir aš tik tai žinau, kad yra pradžia, ar ne? Bet va čia yra viso to esmė, suprantat, kad ar mes priimam sprendimą.
Bet kodėl aš priėmiau šitą sprendimą? Todėl, kad aš labai gerai savęs paklausiau atsisėdus, kodėl aš to noriu, kodėl aš noriu pasikeisti, kodėl aš noriu numesti kažkiek kilogramų, kodėl aš noriu atrodyti šiek tiek kitaip. Tai todėl, kad aš noriu visų pirma geriau jaustis dėl savęs, noriu kvėpti kitus žmonės, noriu parodyti savo veikloje, kad aš esu pavyzdys, kad aš irgi galiu tai padaryti ir įkvėpti kitus žmonės daryti tą patį, ar ne? Nes tai žinau, kad tai padės tiek, aišku, man visų pirma, pačiai dėl savęs, mano sveikatai, mano savijautai, bet taip pat padės ir kitiems žmonėms juos įkvėpti ir žinau, kad tai padės man pritraukti daugiau ir klientų, ta prasme. Ir kai tu prieimi tą tokį sprendimą, tokį tikslų sprendimą, kodėl aš tai darau, ar ne, tada tu nebeturi tų tokių pasiteisinimų, kad, čia šiandien pavargęs esu, tai suvalgysiu ten tą burgerį vakare arba ten išgersiu to vyno taurę. Tu vis kažkaip atrasi tų pasiteisinimų vis tiek, kodėl tu tai darai, ar ne. Tai čia va iš sveikos gyvensenos yra pavyzdys. Tai aš labai nuoširdžiai su jumis dalinuosi savo, kaip sakant, dabartiniu, ar ne, procesu. Bet aš žinau, kaip yra su žmonėms, kurie atsiekia versle kažkokių tikslų. Ir irgi labai dažnai būna atsakoma, kad bandžiau, neišėjo, bet iš tikrųjų, ar tu tikrai bandėjai? Ar tu iš tikrųjų įdėjai visas savo pastangas? Ar tu iš tikrųjų padarei viską, ką galėjai padaryti? Nes aš, pavyzdžiui, žinau, kad jeigu aš nepadariau tai, kas yra mano kontrolė, tai aš to ir nesakysiu, kad, žinai, aš viską dariau, kad tai padaryčiau. Ne, nes matomai aš nedariau visko, matomai kažkas pritrūko, kažko aš nedadariau pakankamai. Ir dėl to aš ir neturėjau to rezultato. Tai va čia yra viso to dalykas, kad mes turim patys savo pripažinti, o vietoj to, kad sakyti, jo, bandžiau, bet man neišeina, čia vis tas ir tas ir tas. Tai čia vėlgi yra toksai kaip ir, galbūt tiesiog kaltinimas ir aplinkos ir panašiai, bet tu pats turi priimti iš tikrųjų tą atsakomybę, kad, čia yra viskas dėl to, kad taip buvo, dėl to buvo dėl manęs. Tai kaip aš galiu labai taip atvirai pasakyti, kad šiais metais, kodėl aš nepasiekiau tikslo tokio, kokį norėjau sveiko gyventi, todėl, kad aš pati, nedariau to, ką reikėjo daryti, ta prasme, tai čia tiesiog, ir čia gali kaltinti, ką tik tai nori, blogą savijautą, kažkokius iššūkius gyvenimą ir panašiai, bet tu pats tiesiog to nedarai, ką tau reikėjo daryti, ko tu turėjai daryti. Tai 2 mėnesiai yra labai ilgas laiko tarpas, iš tikrųjų mes galime labai, labai daug ką nuveikti. Tai mano patarimai yra tokie, ką aš darysiu pati, aš tiesiog dalinuosi realiai, ką aš darau pati ir visų pirma, kaip kiekvieną mėnesio pradžioje aš įsikeliu savo tikslus, ko aš noriu pasiekti iš šio mėnesio, tiek yra versle, tiek yra mano asmeniniam gyvenime, tiek yra galbūt darbas su savimi ir yra taipogi, aišku, dabar sveiko gyvensenoje. Ir įsikeliu tuos tikslus ir stengiuosi, kad jie būtų iš tikrųjų realistiški, nes kai mes įsikeliam tos tikslus, kurie yra tikrai labai, labai tolimi, mums ir atrodys, kad tas tikslas yra per tolimas ir aš jo nepasieksiu. Tai pasidaryti tikslus, kurie yra realistiški, kad jūs žinotumėt, kad jūs tikrai galite įveikti, ar ne? Bet aišku, neužsidėti tokius tikslus, kurie bus irgi per lengvi pasiekti. Tai vėlgi turi būti tas toksai balansas, ne? Kad būtų ir realistiška, bet tuo pačiu metu ir ne per lengva. Ir aš, pavyzdžiui, kai buvau lyderių susitikimą prieš keletą savaičių ir buvo keletas lyderių, su kuriais kalbėjau, kurie šiuo momentu tiesiog eina per poziciją. Ir tas jų įsitikinimas, kad jie tai pasieks, tai buvo kažkas wow, ta prasme, kai tu kalbi su to žmogum ir jis žiūri tau tiesiai akis ir sako, kad aš šį mėnesį tai pasieksiu. Ir jisai tuo momentu, aišku, tikrai nežinojo kaip, nes, tuo momentu dar buvo toli iki to pasiekimo, bet tas žmogus tiesiog taip tvirtai tikėjo, kad jis pasieks. Ir kai tu taip tvirtai tiki, tu eini ir darai veiksmus, tu darai, ką tau reikia daryti toj srityje, ar tai yra kontaktuoti žmonės, ar tai yra rodyti daugiau savęs, kad ir kas tai bebūtų, žodžiu, bet tu tiesiog imiesi daugiau veiksmų, ar ne, nes tu tom tiki. Tai visų pirma, mes turime užsibrėžti tos tikslus ir įsigryninti savo viziją, dėl ko aš tai darau. Ir aš nuolatos kalbu savo epizoduose apie viziją, kad kaip yra svarbu ją turėti. Jeigu tu iš tikrųjų nežinai, dėl ko tu darai tai, ką tu darai, tai tau bus labai sunku save motyvuoti, nes ta motyvacija yra toks dalykas, kad ateina ir išeina. Tai tu vieną dieną gali atsikelti motyvuotas, viskas gerai, kitą dieną tu visai neturi energijos ir panašiai, bet motyvacija tai tikrai nėra. Jeigu žmonės remtųsi, sėkmingi žmonės vien tik motyvacija, tai tikrai tų rezultatų niekada neturėtų, bet žmonės remiasi disciplina, kuri ateina iš vizijos, o vizija yra tai, ko tu nori, ko tu iš tikrųjų nori, dėl ko tu nori tą tikslą pasiekti. O to aš, pavyzdžiui, žinau iš savęs, kad ir kas vyksta mano versle, kad yra žmonių, kurie nenori daryti, kad yra žmonių, kurie sakė vieną, bet persigalvoja ir panašiai. Aš žinau, koks yra mano tikslas, aš žinau, kokia yra mano vizija ir man nesvarbu, kas nenori to daryti ar kas nusprendė kitaip daryti, bet aš žinau, dėl ko aš tai darau ir tai, kas mane veda į priekį, nepaisant kitų žmonių norų ir aplinkybių. Tai, o ne tiesiog, kad tas žmogus nebenori, tai ir aš to nebedarysiu ir aš einu, žodžiu, ten kažką kitą daryti. Tai prasme, tai kai tu esi tiesiog tas vadinamasis toks angliškas apibrėžimas stay grounded, kai tu iš tikrųjų esi toks įsižeminęs grinai savo tikslą ir tu tai ne viena vaga ir tu nesižvalgai kairė dešinę, kas ką daro, kas ko nedaro, bet tu tiesiog eini tiesiai. Nes einant į bet kokią gyvenimo kelionę,
Ypatingai siekiant galbūt kažkokios tai viršūnės, kažkokio tikslo, visada bus labai daug tokių tam tikrų nuosmukių, ar nebus, kad norės kažkas tave nutraukti nuo to takelio, norės, kad kažkas tau pakišti koją norės, atsiras kažkokie tai iššūkiai, kažkokie grioviai, šunkeliai, kuriuos tau reikės pereiti, bet visa tai, kai tu pereisi vieną dieną, tu prieartėsi prie tos viršūnės, ant kurios tu stovėsi. Dauguma žmonių galvoja, kad kelias į sėkmę jis yra labai lengvas ir tiesiog rožiam klotas. Tikrai, tikrai ne. Šitos pačios merginos, kuriuo dabar klausiausi, kurios pasiekė tikrai nuostabius rezultatus per keletą mėnesių, kaip aš jums sakau, 2 mėnesiai yra tikrai labai daug, nes yra žmonių, kurie per 2 mėnesius peršoko į tikrai labai didelės pozicijas, ta prasme, ir tikrai transformavo ir savo atlyginimą, ir savo šeimos gyvenimą per 2 mėnesius, ta prasme, čia realios istorijos. Ir tos merginos, tai jos perėjo labai daug iššūkių, jos turėjo tikrai labai daug nuosmukių, turėjo labai daug gyvenime išbandymų, bet kai tu perini tuos išbandymus, tuos iššūkius, tuos griovelius, kalnelius, tu esi apdovanotas labai dideliais rezultatais. Taip kad mes turime suprasti, kad visi tie iššūkiai ir išbandymai yra dalis proceso ir tai yra kažkas, ką mes turim perėti, jeigu mes norime būti viršūnėje, mes norime džiaugtis gyvenimo džiaugsmais ir panašiai, bet tai niekada neateis, kai tu sėdėsi komforto zonoje ir nedarysi dalykų, kurių tu bijai daryti. Vat kaip čia mes ir su komanda kalbėjom ne taip senai, kad jeigu tu darysi tai, kas yra tavo komforto zona, ar ne, pavyzdžiui, ten tose pačiose platformose, tos pačius veiksmus, tai bus komforto zona, bet tau duos tai pačius rezultatus. Jeigu tu darysi kažką, ko tu nenori daryti, bet tu žinai, ką tau reikia daryti ir tu išeisi iš to komforto zonos, tai kažkam galbūt yra išeiti ir parodyti save dažniau, kažkam galbūt yra parašyti kažkokį nuoširdesnį postą, kažkam tai yra būti tiesiog atviresniu su žmonėm, ar ne, pačiam galbūt iniciatyvą didesnę parodo, kad ir kas tai bebūtų, žodžiu, čia priklausomai nuo kiekvieno žmogaus situacijos, bet mes žinom, ką mes turim daryti, bet mes labai dažnai to nedarom, bet mes, jeigu tai pradėtumėm daryti, tai ir yra tas kitas levelis, kuris būtų atrakintas. Tai kai tu pradedi daryti tai, kas nėra tavo komforto zona, tai ir ateina tie nuostabus rezultatai. Tai tokie ir mano patarimai ištiem likusiems 2 mėnesiams, ir kurie taip praeis labai greitai, nes visi metai praėjo labai greitai ir iš tikrųjų taip pat labai visiems patariu, žinau, kad yra labai daug ir neigiamų žinių visur, kaip visada, ir visada bus, kaip minėjau, kad tu eisi per tą kelią savo gyvenimą, ar bus ten žmonių, kurie bandys tave įtraukti visokias dramas, visokius neigiamas situacijas, ten tu žiūrėk, tu maitinkis tuom, bet jeigu tu išliksi toje savo lane, ar ne toje savo linijoje, nepaisant to, kas vyksta aplinkui, tai jūs, mėlyjeji, tikrai nueisite labai toli. Tai mano patarimas yra toksai, nesižvalgykite į kairę, į dešinę ir tikrai išlikit koncentruoti ir sustelkite savo tikslą ir pamatysite, jūs tikrai nueisite labai labai toli, bet jeigu jūs kaip vėjas būsit pučiamas kiekvieną pusę, o čia ir bus labai sudėtinga ir dėl to žmonės įsibalansuoja, įsimėto ir tikrai save pameta. Tai kaip visada, mėlyjeji, noriu jūs paskatinti, palikti atsiliepimą. Jeigu jums rezonuoja šitas epizodas, apskritai klausote podcasto, palikite 5 žvaigždučių atsiliepimą Spotify, YouTube, taipogi thumbs up, jeigu žiūrite mane tenais. Taip pat visada vertinu jūsų asmeninės žinutes. Galite su manim susisiekti asmeniškai per Instagramą Agnuela podcastas ir taip pat per TikToką Agnuela podcastas ir Facebook'e taip pat turiu paskyrą Agne Dar. Ir jeigu kažkas norite įsigyti papildomų paslaugų ar pasižiūrėti plačiau apie mane, apie tai, ką siūlau, galite susirasti puslapyje pakeisksavogyvenimą.com. Šiuo metu vis dar vyksta grupė saviugdos grupė Gausos pritraukimas, tad jūs vis dar galite ten prisijungti prie seminarų ir peržiūrėti visus įrašus ir visas užduotis. Tai ačiū visiems, kas klausėt, iki kitos savaitės ir linkiu jums produktyvios ir darbingos savaitės.